Jau po keliarių metų visi Baltijos jūroje plaukiojantis laivai privalės naudoti 10 kartų švaresnius ir gerokai brangesnius degalus. Toks sprendimas priimtas norint pagerinti Baltijos jūros ekologinę būklę, kuri dėl intensyvios laivybos prastėja. Statistinė lietuvių šeima per mėnesį sunaudoja 2 kubinius metrus arba 2 tonas karšto vandens. Būtent tokį kiekį teršalų į aplinką išmeta vienas keleivinis keltas, plaukdamas iš Klaipėdos į Kylį. Mokslininkai sako, kad laivai pagrindiniai teršėjai, todėl Baltija esą viena užterščiausių jūrų pasaulyje. Baltijos jūroje kiekvienu momentu virš 2000 laivų plaukiančių yra. Ir tie laivai kiekvienas išmeta tuos teršalus. Todėl Baltijos jūros baseinas, oro baseinas yra gana užterštas ir tie teršalai nešami į krantą. Kad laivai kuo mažiau terštų aplinką, tarptautinės konvencijos laivų savininkus įpareigojo nuo 2015 metų Baltijos jūroje plaukiojantiems laivams naudoti 10 kartų švaresnius degalus. Tokie reikalavimai laivų savininkus verčia griebtis už galvos, nes tai įvykdyti galės ne visi. Yra apskaičiuota, kad tuomet išlaidos padidės daugiau kaip trečdaliu. Švedijoje Geteborgo uoste įsikūrusios laivybos bendrovės DFD Seaways atstovai sako, jau susitaikė su griežtais reikalavimais. Bendrovė savo iniciatyva esą įsipareigojo iki kitų metų laivų išmetamų teršalų kiekį sumažinti 10%. Vienas būdų mažiau teršti aplinką, uoste prišvartuotiems laivams išjungti variklius ir reikiamą elektrą gauti iš kranto. Tačiau kol kas šis alternatyvus būdas ne visur įmanomas dėl skirtingų šalių nevienodų elektros standartų. DFDS siekia, kad elektros tiekimo į laivų standartas būtų taikomas visiems skirtingiems uostams. Turi būti vieninga sistema, nes mes negalime naudoti to paties standarto Geteborgo uoste ir, pavyzdžiui, Didžiosios Britanijos uoste. Nors šis būdas veiksmingas, bet gana brangus. Todėl Švedija iš ES gavo leidimą laivams parduoti elektrą pigiau.